Šiemet Seimo priimti mokestiniai pakeitimai sukėlė išties daug diskusijų visuomenėje ir verslo bendruomenėje. Būtent todėl, siekiant atsakyti į visus neaiškumus ir suteikti praktinių žinių, rugsėjo 25 dieną PwC metinėje konferencijoje detaliai aptarsiu, kas konkrečiai keičiasi. Žinome, kad įvesti mokestiniai pakeitimai 26 metais bendrai didins mokestinę naštą tiek verslams, tiek gyventojams. Natūralu, kad dėl to įmonių vadovų dėmesys mokesčių temai artimiausiu metu ženkliai išaugs. Visų pirma, didžiuliai pasikeitimai vyko gyventojų pajamų mokesčio srityje. Įvestas skirtingų pajamų rūšių sumavimas iš esmės pakeičia nusistovėjusią apmokestinimo tvarką. Antra, aptarsime pelno mokesčio nuostatas. Nors didėjo bendras tarifas iki 17%, griežtėjo mokestinių nuostolių perdavimo reguliavimas, tačiau atsirado ir papildomų paskatų verslams, kaip pavyzdžiui momentinė nusidėvėjimo lengvata. Taip pat apžvelgsiu mokesčių pakeitimus pridėtinės vertės ir nekilnojamo turto mokesčių srityse. Pristatysiu naujai atsiradusius akcizus bei saugumo įnašo mokestį, kurie taip pat darys įtaką verslui ir gyventojams. Konferencijoje pristatysiu, kaip ir kodėl šie mokestiniai pokyčiai sukuria natūralią paskatą įmonių vadovams, finansų vadovams bei akcininkams peržiūrėti jų esamas grupių mokestinės struktūras bei naudojamas paskatas. Aptarsime, kokie praktiniai klausimai kyla verslams dėl įsigaliosiančių pakeitimų bei kokius konkrečius veiksmus įmonių vadovai gali jau dabar atlikti, siekiant tinkamai pasiruošti 26 metams.